Iki Vinišos tai jums lieka 10 minučių. Nu tai Bandom. Bandom šitą atsikelti. O į apačią atvirkščiai neišeina? Nežinau ką padėti. Nieko. Bijau, kad nesu... Ne, to jos. Svarbu tiesiai. Tos man neina. Jeigu iš viršaus bandytų imti. Jo. Palauk, tik apačių žemiau. Laikom žemiau. Va. Čia komandinis darbas. Mes profesionalai. Žiūrėk, tai tu gali va čia jį papuošti, aš užbaigsiu antrą. O ne? Drąsu atiduoti man puošimą tą. Aš labai tavim pasitikiu. Aš ne tiek noriu laimėti, kiek aš nenoriu pralaimėti. Dabar pasidedam žvaigždės. Tai čia? Viena žvaigždutė. Jis toks tobulas bus, kad jo visi norės dar ir dar. Aha. Sveikėtas. Tai ką darysim? Nežinau. Jis apsitepinėja. Čia Tikriausiai ir logiška. mums reikia kur Mes mūsų. turim kremą irgi, bet galvoju, bus tokia košė, žinau, biškį. Bet, o ką padarysi? Galvoju. Jeigu Neveikia. dėsi sirupą, tai jisai košė tokia gausis pradės to sirupu. O čia vis tiek turi prilipti, jisai turi, nu va šita vieta, jinai turėtų būti minkštesnė. Dabar Jinai dabar kambario temperatūra, jinai biškį... per Po 10 truputį minučių jo, suspės. jo, žiūrėk, dėk savo rankas abidvi ir šildo. Wow. Čia ką mes darom? Šildom tortą. Šildom tortą. Tai. Nu, dar niekada taip nebuvo. Bet jauti, kad Ne, bet šaltas. čia dedam čia tą geriausią Dedam, energiją, dedam. čia tą galvojam apie tai, kaip ateis Taip, kaip rytoj skanu, žmonės, kaip jie ragaus. Jo. Čia. Žiūrėk, bet iš tikrųjų, va, Aš tau sakau, va, mes to ir pridėsim. tas maistas užkraunamas, tas patiekalas per tą gamybą, per tą gerą energiją, jis užkraunamas tą gerą energiją. Ir dar vienas ingredientas, kuris labai būtinas. Kiek daug dalykų sužinot galima, būnant vien tik asistentu. Aišku, negali žinot, gal gyvenime čia visi gali nutikti ir aš gal tapsiu profesionalė šios ryties kada nors. Viskas? Jo. Laikas be gailesčio tiksi. Net visą laiką ramybę spinduliavusi Kotryna pajunta įtampą. Prasideda dekoravimas, jos didžiausia stiprybė ir aistra. Tačiau šiandien net ir dekoras drebina rankas. Negražu. Gerai, bandysim ką nors kitą tada. Geriausiam būti šiaip tai yra svarbu ir norisi visada. Laikas baigėsi. Sveikiname pabaigus pirmą iki šefų kovą. Kotryna, kaip jautiesi tu? Labai džiaugiuosi, kad baigėsi jau šiandien. Ar tu esi patenkinta savo kūrybos vaisiumi? Taip, bet abejoju, kaip ten viskas pavyks dar suaušti tenais. Kaip, Martynai, tu jautiesi? Laimingas. Man labai patiko paskutinis mūsų etapas – dekoravimas. Tai man atrodo labai gražiai gavos. Esam patenkinti. Egidijau, kaip jautiesi tu? Mes išlaužėm maksimumą, ką galėjom šitą situaciją. Pati pradžia, kai buvo visiška nežinia, bet jau kaip įdėjom į šaldiklį tortą, jau nuėmėm žiedą, jau viskas buvo aišku, kad sustingo, viskas yra gerai, tada nusiraminau. Viktorija, kaip tu jautiesi, atlikus tokį svarbų darbą? O, aš jaučiuosi patobulėjus, nes stovėjau šalia profesionalų, išgirdau be galo daug gerų patarimų, kuriuos ateityje tikrai panaudosiu savo virtuvėje. Aš labai džiaugiuosi, labai buvo smagu. Ir Asta, kaip jautiesi tu? Gerai. Su tokiu partneriu, ta prasme, mes galėtume dar dirbti ir Napoleoną, ir Medutį, ir dar kitą tortą. Man patiko, kad visą laiką mes turėjome labai gražų kūrybinį procesą. Gamyba nėra tik siekimas išprotėjusiai rezultato. Taip. Ir bendravimas, ir buvimas kartu, ne tik su mumis, bet ir su kolegomis. Todėl labai visus sveikinu. O, ačiū, ir mes jūs sveikinam. Mielieji, na, o dabar turime jums staigmeną. Šiandieną iki pirkėjai vertins jūsų desertus.
vertins aklai, nežinodami, kurį desertą ragauja, kurį gamino. Taigi, viskas palikta jų vertinimui. Taigi, Laukiam rezultatų. Aš esu Dainius Špakauskas, iki Šefų kovos pirmo sezono nugalėtojas. Ši pergalė man atnešė daug džiaugsmo, daug naujų galimybių, daug pasisekimo. Tad naujiems konditeriams linkiu tokios pačios sėkmės. O dabar mes vertinsime 3 nuostabius desertus, kuriuos pagamino mūsų iki konditeriai ir pabandysime pažiūrėti, kuris bus skaniausias ir kuris konditeris nugalės. $50 iki pirkėjų nuspręs, kieno medutis panašiausias į jų mylimą iki medutį. Šiaip skanus, bet jeigu kaip medaus pyragas, tai jis nėra visiškai toks pats. Pats skonį šito geriausias, Aha, bet va šitame daugiau prie. kai grietinėlės, minkštesnis toksai gaunasi, toks kaip Napoleonas gaunasi. Bet ta masė Aha. ir visa kita geriau va šito. Kiti skanus, bet tokie, šiaip pyragai, o trečias, sakyčiau, medutį. Čia šiek tiek rūgštenis atrodo daugiau. Šitą mane. Štai 2 į 3 ir nugalėtojas bus. Tai aš ir valgau daugiau. Supratau. Gerai, tu trejetuką. Nu, žinokite, man antras geriau. Bet šitas sausesnis. Sausesnis, bet jo padažiukas va šitas. Kremas. Lengvesnis. Tas padas, jo daugiau, bet jis geresnis. Čia to kremo daugiau. Gal padas geriau negu kremas. Super. Man paskutiniai vietai vis dėlto bus pirmasis. Čia iš akių buvo šitas, bet Čia kaip ir sakėt, kaip ir moteris iš akių suviliojo, bet vat, ar vibracija sutaps. Čia vat yra tas esminis klausimas. Jis skanus, bet mirties patale, prašyčiau, kad atneštų man pirmą. Mes taip. Šitas skaniausias. Man gal medutis. Visi medučiai, tik tai... Ai, šitas medutis. Šis medutis būtų kiek saldesnis, bet kai aš esu toks saldesnių dalykų mėgėjas, tai man yra iš tiesų net ir skaniau. Tai aš vertinčiau gal net ir iš tiesų geresnių pavyzdžių. Aš jau mačiau iš šypsenos, jau situacija, kaip sakant, gerėja. Nu, aš manau, kad šitas kremas tai viskas gerai, bet pats biskvitas tai gal tolimiausias nuo to įprastinio medučio to. Ok, supratau. Nu, o kaip tau šitas pyragas? Geras? Skanus? Valgytum dar? Ne, gerai. Skaičiu Va čia šitam ir reikėtų šitas. daugiau kremo, bet ta masė tai yra labiau kokybiška. Mano skoniui. Ir nugalėtojas gauna 3. Taip. Na kągi, jau beveik visa Lietuva paragavo mūsų konditerių gamintus medučio tortus, metas rezultatams. 3 vieta, už kurią yra skiriamas 1 balas, atitenka Kotrynai. Ir ilgai lauktoji 2 vieta, už kurią yra skiriami 3 balai, atitenka Egidijui. Nagi, ir ilgai lauktas momentas, už kurį atitenka 5 balai, 1 vieta. Tai mergina, kuri nušluostė nosis visiems, iškepė patį kiečiausią, patį skaniausią medučio tortą. Ir tai yra Asta.
3 profesionalūs konditeriai, kurie desertus, kurie primena svajones. Pirmą kartą girdžiu čiobrelių želė. 10 000 eurų ir sutartis su iki priklausys tik vienam iš jų. Tai yra numeris 1 šitas desertas. Iki šefų kovos. Turi daryti ir pilti, ir ten matuoti, ir tu net nesupranti, ką tu darai. Desertai. Jau šį šeštadienį 17:30.